Labą dieną visiems. Štai parvažiavo Grizlis su Brikso varikliuku, 101 kubikas, 750 Max serija. Ir kas jai nutiko, tai nesifiksuoja vienas ratelis, spyruoklė pametus fiksatorių greičiausiai, nesisuka rateliai, keisim tepalus, filtrus, pasiruošim naujam sezonui ir dar reikia susižiūrėti užvedimo virvutę. Labai laisva, tai paleidus ją jinai tiesiog daužosi į rankeną ir nesilaiko įsitempus. Na, visa kita kaip ir minėjau. Tepalai, filtrai, peilio galandimas ir važiuoklė. Būtiniausias susižiūrėti važiuoklę, nes kiek žinau, jinai buvo jau nuvykus pas vieną meistrą ir meistras 2 mėnesius ją pralaikęs, pasakė, kad nėra jai detalių. Tai va čia bus įdomiausias iššūkis sužiūrėti, kodėl jai nėra detalių ir ar tikrai jai nėra detalių, nes jinai nėra sena. Tai manau, kad viską sutvarkysim. Tuo pačiu dar susižiūrėsim ir diržą važiuoklės, nes būna dažnai, kad įsitampo diržai, ištempimo troso jau nebėra ką tempti ir tada praranda žoliapjovė važiavimo greitį. Tai va, čia tokie būtų pastebėjimai iš manęs ir šiaip žmonės. Turėkit omeny, jeigu žoliapjovė nustojo važiuoti, tai galit pasibandyti. Pradžiai būna va tokie va dalykai. Čia yra važiuoklės tempimo troso įtempėjas, jį galit reguliuotis. Arba atleisti, arba patempti. Ir jeigu jau jisai būna sutemptas iki pat viršaus ir nebevažiuoja, tai dar vienas niuansas gali tekti tiesiog trosą keisti, nes būna trosai nuo dėvėjimosi įsitampo. Tai va, čia būtų tokie pastebėjimai, o visą kitą, manau, sužiūrėsim eigoje. Tai va, tokie dalykai, gal dar bus nuotraukų kelta, užsakysim detalės, ko reikia, viską. Ir manau, startuosim sezoną su veikiančia žoliapjove. Tai va, geros likusios darbo dienos penktadieninės ir gero ateinančio savaitgalio. Taip kad, jeigu patinka kokius video aš darau, eikit į YouTube kanalą Garažas be taisyklių, spauskit like, patinka, patiktukus, kaip lietuviškai pasakyti. Spauskit sekti, dalinkitės. Ir manau, kad jeigu daugės žiūrovų skaičius, tai turiu minčių, kad gal ir prizų padalinsim ateityje, jeigu bus daug susidomėjusių. Taip kad eikit į YouTube kanalą Garažas be taisyklių, spauskit patinka, dalinkitės, tapkit sekėjais, taip motyvuosite mane kelti daugiau video ir daryti daugiau informacinių visokių filmukų, tai kol kas tiek. Iki.